buvo tikėtasi, ne ten nuvažiavom. Nėr ten pravažiavimo ir dabar važiuojam atgal vėl tais pačiais keliukais. Matas, kad buvo pirma darbo diena. Nes Rokas pasižiūrėjo, kad nieks pro čia nevažiuoja šiaip, bet mes pro čia važiavom. Dabar leisimės ir turėsim nusukti savo kelią. O šitas kelias ne pats smagiausias. Kainai prapolinko pati pirangilą, Tai va, mes atvažiavom antrą kartą į tą pačią degalinę. Ir jeigu jums sunku suvokti, kaip mes važiavom, tai čia duosiu palyginimą. Čia tas pats, kas būtum Kaune ir tau reiktų nuvažiuoti Palangą, bet tu važiuotum į Vilnių ir net važiuotum į Vilnių ir tada sakytum, o blemba, nes ne ten važiavom, reikia apsisukti atgal ir važiuotum tada į Palangą. Tai mes va dabar taip važiuojam. Kiek liko laiko važiuoti? Liko važiuoti turbūt 3 valandas kokias. Važiuojam beveik 2 valandas jau. Sakau, turbūt mums gal nori parodyti Indonezijos daugiau, žinai, iš abiejų pusių privežti prie Bromo kraterio. Visą kelionę turėjo trukti apie 2 valandas 20, truks virš 4 valandų. Taip. Slapta kamera. Agua. Kaip atsiruošti klasės ekskursijai, tai čipsų būtinai nusipirkti, tada kokių guminukų, tada galima šokoladinių sausainių, vaflių ir kad nuplauti viską vandenuką. Važiuojam. Atvykom į Bromo miestelį, su griaustiniu pasitiko mus. Tai įvažiavimas į miestelį kainavo 70 000 rupijų, žmogui 35 000, tai čia apie 4 eurus. Tai ten yra Bromas kažkur. Tai išvažiavom 10, atvažiavom po 2:10. Tai mes čia, vėsiau, žiūrėsim pilną džipų pristatytą jau. Kaip skeriai puola, tai nesakysim, kad neturim turo. Ir Girdis turbūt grūstins. Kiek daug vištas persivalgysiu, manau, netilpsiu, manau. Bet svarbu draft beer. Karštas alus ir sultys. Jipi. Jipi, čia yra orange juice. Skanaus. Na, kainavo kelis eurus, jaučiu iki 5-6 eurų. Kas? Viskas. Tai aš nesakiau jokių kainų. Tai aš sakau. Gerai. Pervalgom. Labas rytas, dabar yra 3 nakties ryto. Girdisi fone džipų garsai. Net negalvojom, kad šiandien tiek gyvas miestas naktį, nes miegant tai tyla, tai autostrada. Ir ryte net nebuvo
dabar net nebuvo sunku atsikelt, nes šiandien tiek zujo garsiai viskas. Tai apsirengiam greit ir keliaujam iki Bromo. Viewpointo. Pamečiu batą, padą. Ai, fu, pasidėjau ant lovos. Lipsim ten arba ten. Užsiuodžia sieros kvapas, nes nėra vėjo. Kai pasiekėm pirmąją apžvalgos aikštelę, vadinasi Serūni Point. Ir iš čia matosi, kaip veržiasi iš ugnikalnio dūmai, bet labai tamsus, tai su telefonu nesimatome. Kylam toliau. Ramybė. Tik motociklo ūžesys. Po 4:50 susiradom vietelę, kur lauksim saulėtekio. Jau mieste muzika groja. Pasiekėm Bromo kalno apžvalgos aikštelę. Nėjom į pačią paskutinę aikštelę, nes ten labai daug žmonių. Sustojom pakeliui. Labai gera aikštelė ir drono pakelimo takas yra. Žmonės klikoja viršūnėje. Tai labai gerai, kad ten ėjome, nes ten atveža su mašinom. O čia galima užlipti pėsčiom tik tais. Ja, ir taip pat vaizdas atsiveria dar geriau. Ir dabar visi labai greitai įsiskirstė. Tik biškį pakilo saulė, iškart visi išvyko prie kraterio. Su mašinom, jo. Tai jeigu norite be žmonių, nes ant saulėtekio buvo daug žmonių šiaip aplinkui, norit gražaus vaizdo, tai galite ateiti valandą po saulėtekio irgi. Taip, vis tiek gražu labai. Ten daug mašinyčių. Ten taip pat labai daug mašinyčių. Ir visi jie lipa į Bromo kraterį. Mes lipsime rytoj per nemokamą kelią. Tai va pats žygis toks įdomesnis. Iš pradžių reikia eiti keliu, tada lipi laiptais ir tada prasideda labai siauras takelis, toks kaip dirvožemis. Iš pradžių atrodė labai sunku, bet po to kažkaip gal persilaužiau, nes iš pradžių tai tikrai atrodė, kad numirsiu, nes organizmas absoliučiai nesupranta, kas vyksta. Plius tas miegojimas toks, ten tiek daug to triukšmo buvo.
Atrodo kaip prie kokios autostrados, tai šiaip įdomu, kiek gavos to gilesnio miego, nes jis atrodo, kad iš vis tiesiog labai paviršinis. Bet užlipom, tikrai verta, 100% verta ir labai gražu. Ir šiaip dar juokinga, nes čia vyko tiesiog tikrąja to žodžio prasme dronų karai. Atsargiai tik tai ten skardis. Kas? Skardis atsargiai. Gerai. Vienu momentu absoliučiai net nesuprast, kur mano dronas. Kažkaip susitvarkė tas bugas, atnaujinau visus tos software, visi firmware, nu jo, atnaujinau programinę įrangą, šiek tiek užtruko, bet viskas susitvarkė, pakeičiau propelerį ir dronas kuo puikiausiai veikia. Jo, ačiū Dievui, nes aš taip lipu ir galvoju, gerai, aš dabar tiek tempiuos ir aš jeigu jo net nepakelsiu ir darysiu, daužysiu, tai iš vis. Nesąmonė, bet jo, bet biškai kažkaip ten į medžius buvau netyčia nuskridus, nes norėjau apimti. Bet viskas gerai, dronas gyvas sveikas, kadrų yra. No. Taip, gerai. Susipažinom dar su airių pora, tai jie jau virš metų keliauja po pasaulį. Prakeliavo Europą, Aziją ir dar 3 mėnesius keliaus. Aš nesusipažinau, nes aš buvau užsiėmus dronu. Tiesiog nieko nešnekėjau. Aš tik atsisuku. Ar jau padėt Laurai reikia? Nes jau žiūriu, saulė kyla. Nemažai pardavėjų čia buvo, prieš einant į priekį ir tų žmonių čia su tais žirgais užkelia, bet dabar tuščia nei vieno žmogaus, visi ten persikelia. Čia buvo tas pirmasis viewpointas, kur filmavau ir su dronu taip pat filmavau čia. Dėjomės kelis lėjerius, nes viršų šalta, o dabar vėl karšta. Išversiu. Dėjomės kelis sluoksnius, kad būtų šilčiau. Bet saulei pakilus, sušilome. Ko mažiausiai tikėjaus, tai kad važiuojant į Bromą pasitiks kopūstų laukai. Ten. Kelio blokada. Svogūnų laiškų plantacija. Kur tai grėtinės rasi čia? Neras. Priėjom ir bulvių lauką. O ko ne Lietuva? Bet free bulvyčių vis tiek neturėjo. Kiek bulvių? Va toks nusileidimas.
Neturi Koloradoje vabalų. Gal jau sutraiškė į gabalus, tas Kolorado vabalus. Grįžtant pasiėmėm bufetą. Bufetą. Jau nedirba bufetą. Tai po 3,50 € su gėrimais, vaisiais. Ir vaizdu. Rytoj tikimės per čia praeit kažkaip ten. Slaptas praėjimas. Ten eisim rytoj iš ryto. Čia anksčiau būdavo slaptas kelias, dabar užtvertas. Ieškosim kitos vietos. Pakeitėm apartamentus. Tikėjomės, kad bus toliau ne prie gatvės, bet teks vėl klausytis motorolerių už mašinų. 12,50 €, o pakeitėm, nes toje vietoje nebebuvo tiesiog nakvynės. Ir galvojom, kad šiandien eisim tik ant viewpointo ir kitą dieną eisim prie kraterio, bet realiai šiaip ir šiandien būtumėm galėję eit, bet pasiėmėm dar vieną naktį ir ramiai rytoj keliausim. Gal ir gerai, nereikėjo taip skubėti, nes kaip ir galėjom pasimėgauti, ilgiau pabūti, o ne taip kaip kiti, kad atvyko ir išbėgo greitai. Tai va tokia. Traukinių bilietų nebebuvo. Taip, nebebuvo traukinių bilietų, tai taip nebūtumėm išvažiavę. Tai Rokas paėmė. Rytoj 4 valandą. Keliausim tolyn. Ir dabar taip dažnai toks nei miegot, nei nemiegot, nei kažką daryti, jeigu nėra. Tai tiesiog ten gulėjom, pralaukėm iki čekino ir dabar čia atėjom, atsigulėjom. Ir kokį atstumą gyvenam? Mūsų namas matos ten per langą. Vakar juokinga buvo, nes kai ieškojom, suradom ir tiesiog pasisukom ir matys šitai toj pačioj gatvėje, čia 80 metrų gal. Šiaip šitoj vietoj, šitam miestelį, brūkšnys kaimelį, labai tokios paprastos tas vietos, tai čia galbūt nerasit kažko labai įspūdingo, plus tas atvažiavimas užtrunka, išvargina, tai to komforto nelabai yra, bet pamačius tokius vaizdus viską atperka, bet tiesiog reikia nusiteikti tam, kad nebus ten labai kažkokie apartamentai super, čia tų vietų irgi labai minimaliai, bet šiandien praėjom gatvelę, daugiau jau pamatėm ir reikia anksti keltis, lipti. Žodžiu, yra reikalų, tai varom, dar liks dar vienas ugnikalnis ir galbūt Balyje šiek tiek bus pailsėta, galbūt šiek tiek bus matyti, nes su mumis čia neaišku. Tai va, ačiū, kad žiūrit. Turim planų tik vienai dienai į priekį. Jau turim planų tik vienai dienai į priekį. Tai žiūrėsim. Kol kas nėra jėgų planuoti kažką, bet jau reikia. Tai va. Tai jeigu jums kyla klausimas, kodėl mes einam tik rytais, tai todėl, nes dabar yra lietaus sezonas ir jis dar tęsis iki balandžio. Tai mėnesį su keliom dienom. Ir dieną negalima nieko veikti. Tiesiog sėdėti ir laukti šviesesnio rytojaus.